Bet pradžio aš noriu dar čia tokių keletą minčių. Kas šiandien yra aktualu. Taip jau klostėsi, žmogus vystėsi taip ir gyvūnai taip vystėsi, kad išlikimą geriau ir garantuotas buvo, kai gyvūnai gyvena bandoj, prisitaiko vienas prie kito. Ir žmonės palaiko vienas kito nuomonė, prisitaikėliškumas, kai kas tai savo vadina kolaboravimu, bet tai čia netinkamas toks žodis. Tai toks prisitaikėliškas elgimasis taip kaip visi, tai yra išgyvenimo, išlikimo strategija. Dabar jau atrodo tai keičiasi. Žmonės tampa asmenybėmis ir jie jau sugeba mąstyti savarankiškai, bet iš tikrųjų žmonės dar taikosi prie kitų nuomonės. Atlikti psichologiniai eksperimentai, štai pavyzdžiui, Solomono Ešo atliktas konformizmo arba prisitaikymo eksperimentas labai aiškiai parodė, kad 75%, tai yra 3/4 žmonių pasiduoda grupės spaudimui. Ir bandymo metu buvo parodyti linijų ilgiai, kurie aiškiai skiriasi. Ir būdavo vienas žmogus buvo kaip tyriamasis, o 7-8, taip sakyti, yra tie, su kuriais buvo susitarta, nupirkti. Jis buvo susitarta, kaip jūs visi sakysit, kad tos linijos lygios, nors aiškiai matyti, kad viena nelygi. Ir pradeda nuo tų, su kuriais susitarta, visi sako lygios, ir kai ateina eilė. Tas, kuris jau tikrai eksperimentuojamas yra, tas taipogi sako lygios, nors aiškiai mato, kad nelygios. Tai 3/4. 3 iš 4 sako, kad prisitaiko prie kitų nuomonės ir tik tai 1 iš 4 išdrįsta pasakyti tai, ką jis mato. Išdrįsta pasakyti tai, ką jis mato. Tai va, o visi kiti nuseka paskui, banda prisitaiko prie visų. Ir va, šiais laikais taipogi tai mes dažniausiai sekame pagal tą nuomonę, kuri mums yra deklaruojama viešai. O mąstymo mums yra iš tikrųjų per mažai. Buvo kitas eksperimentas atliktas 1962 metais, Stenio miligramų, kuris bandė sužinoti, kaip sakyti, paaiškinti, kodėl fašizmo laikais tiek daug žmonių pasidavė tokiam spaudimui ir atlikdavo eksperimentus, kankinančius eksperimentus su žmonėmis. Na ir pasirodė, kad nereikia nei Vokietijos, bet kurioj šaly dauguma žmonių paklūsta įsakymui, paklūsta baltam chalatui, vykdo eksperimentą. Ir jeigu eksperimentatorius mokslo vardu sako, taip, tęskite eksperimentą, nors tas bandomasis įsklykia, kad jam skauda, tęskite, tai yra, taip, mes, sako, čia atliekam tam tikrą eksperimentą ir bandom, patikrinti, kaip žmogus įsimena. Ir dauguma žmonių taipogi tęsia eksperimentą, nors tas žmogus paskui klykia ir netgi miršta. Ir didina jisai elektros įtampą. Bet kodėl žmonės būna žiaurūs? Žiaurūs todėl, kad jiems jie kažkam tai paklūsta, o tokio savito mąstymo mumis yra nepakankamai. Ir dabar atrodo, kad jau viskas po truputį keičiasi, kad išgyvena tie, palankesnės sąlygos išgyvena yra tiems, kurie neprisitaiko, kurie mąsto savarankiškai. Ir tai parodė būtent paskutinė pandemija, paskutinė pandemija, kai visiems buvo primesta skiepytis. Ir tie, kurie skiepijosi, jiems išlikimo galimybės yra mažesnės, jie pakenkė savo sveikatą. Ir tie, kurie jau išdrįso pasipriešinti, jiems išlikimo galimybės yra gerokai didesnis. Tad jau apie tai rašo psichologai ir štai ką padaro išvadą. Sako, šio požiūriu pandemija iš tiesų žymi lūžį.
Ir pasaulis buvęs iki 2020 metų nebegrįž. Atsiranda kažkas visiškai nauja, raktas į naują erą, tai atsakomybė už save ir autentiškumas. Tai yra mąstymas savarankiškai, bet neprisitaikymas prie daugumos, bet neprisitaikyti prie daugumos. Senosios išlikimo, išgyvenimo strategijos jau atgyvena. Vat apie tai kalba net kai kurie astrologai. Vat ir ateina naujas laikmetis, nauja era, kaip rašo kai kurie autoriai, kuriai tam naujam laikmečiui bus būdinga autentiškų individų, užmezgusių tarpusavio ryšius ir nebepriklausoma nuo bendros kolektyvinės sąmonės, kuri visiems yra nuleidžiama iš viršaus. Nebepriklauso. Tuo tenka rinktis. Ar tu eini kartu su banda ir kartoji tai, kas tau nuleidžiama iš viršaus, arba tu savarankiškai mąstai. Ir pasirodo, anksčiau lengviau būtų išlikti tie, kurie prisitaiko, o dabar atrodo, kad atvirkščiai. Galimybių daugiau išlikti tie, kurie mąsto savarankiškai. Tai kai kurie psichologai sako, tai naujos eros pradžia. O dabar šiek tiek apie šitą kalėdinį dar laikotarpį. Visiškai neseniai paklausiau Sergejaus Lazarevo. Jis taip įdomiai pasakojo ir aš prisiminiau kalėdinį virsmą, prisiminiau adventą. Ir Lazaras taip pradėjo: atskleis jums didelę paslaptį, apie kurią niekas nekalbėjo ir niekas nežino, bet nuo jos tos paslapties labai daug kas priklauso. Apie tai paslaptis, apie tai, kaip mes kuriame ateitį, dažnai to net nesuvoktami. Na, pavyzdžiui, sėkla. Sėkla yra visas augalas. Pasėsi tą sėklą ir iš jos išaugs. Visas augalas. Tačiau jeigu toji sėkla brendo netinkamose sąlygose, tai augalas išaugęs iš tos sėklos bus gerokai skurdus. Tai vat yra tas nėštumo, tas vadinamasis nėštumo laikotarpis. Tas nėštumo laikotarpis, tai yra tas laikotarpis, kuriame formuojasi žmogaus ateitis. Ir tai labai gerai žinojo anuometiniai žmonės, aš taip vadinu tuos senosius mūsų protėvius, ir mes taipogi žinome, bet vis mažiau tuo tikime. Apie tai, kaip stiprus motinos jausmai ir emocijos atsiliepia nešiojimam kūdikiui, galima labai daug papasakoti atvejų ir visi daug žino, tačiau dabartinis žmogus tų priežasčių jau nebenori pripažinti, ir galbūt vien tik dėl to, kad nori save pateisinti. Bet taipogi žmogaus gyvenime yra periodai, laikotarpiai, kai žmogus yra nėščias savo ateitimi. Ir tomis dienomis žmogaus emocijos, jausmai, pasmerkimai, neapykanta turi ypatingą reikšmę, tai yra kelis ar net 14 kartų didesnė įtaka žmogaus ateičiai. Ir apskritai pasmerkimai, neapykanta, neigiamos emocijos, tai yra visada blogai. Bet būna tam tikri laikotarpiai, kada tai ypatingai sustiprėja šitų mūsų emocijų reikšmė, nes tai formuoja mūsų ateitį. Ir tokiais laikotarpiais reikia ypatingai stebėti savo mintis ir jausmus, nes jie lems mūsų ateitį. Žmogaus gyvenimas kaip ir gamtos yra banguojantis, panašiai kaip sinusoidė. Tai yra gamtos virsmai. Tai ypatingai periodai, kai žmogus yra nėščias savo ateitimi ir tai kartuojasi kasmet. Tai yra tie 4 didieji mūsų virsmai ir svarbiausias iš jų yra metų pabaigos ir naujų metų pradžios, tai yra kalėdinis virsmas. Tai laikas, kai formuojasi žmogaus ateitis, tai gruodžio mėnuo arba adventas. Pats žodis adventas reiškia, lotiniškas žodis, tai reiškia atėjimas, kažkas tai ateina. Iki advento laikotarpis, iki kūčių, iki kalėdų. Tai nuo senovės buvo žinomi adventiniai draudimai. Ir adventas iš tiesų būdavo susikaupimo, vidinės rimties, maldos, šviesos, laukimo metas.
kai didelis dėmesys buvo skiriamas žmogaus vidinėms būsenoms. Ir Advento metu prieš Kalėdas reikėjo visų atsiprašyti, kaip prisimena seni žmonės, prieš kūčias tai yra pakūta kojoms, reikia apeiti visus kaimynus, giminės tolimesnius, artimesnius ir visų atsiprašyti, atleisk man ir aš tau atleidžiu, kad ramiai galėtume švęsti Kalėdas. Na ir kalėdinėme virsme anapusinis pasaulis priartėja. Šitie pasaulio virsmuose suartėja prie šito žemiškojo pasaulio. Na, mūsų protėviai tai išreiškė tokiomis metaforomis, kad gyvuliai kalba žmonių kalba, vanduo virsta vynu vidurnaktį, dangus atsiveria. Ir Kalėdose kūčių naktį būdavo daug būriama. Kadangi seni metai pasibaigė ir naujų metų sėkla, ir toj sėklai, tų naujųjų metų sėkla yra visų būsimų metų ateitis. Ir todėl, kaip mes elgiamės Advento metu, tai yra labai svarbu, mes tuo metu būtent formuojame savo ateitį. Na, panašiai būna kiekviename virsme, ir gimimo, ir vestuvių, ir mirties virsmuose, ir apskritai tai būna prieš bet kokią didesnę pradžią. Na, pavyzdžiui, prieš kelionę. Buvo senas paprotys, pasėdėsime prieš kelionę. Ir tuo metu susikaupti su mintimis, nurimti, sužadinti šviesius, atleidžiančius, dėkojančius jausmus. Ir tas tavo kelionė tai yra kažko tai naujo pradžia. Tai naujas virsmas, nauja pradžia, ir būtent pačioj pradžioje mes formuojame, prisišaukime savo ateitį. Na, ir visada reikia stebėti save ir savo mintis ir jausmus, o ypatingai virsmuose, kai mes priartėjame prie anapusinio pasaulio, šitie du pasauliai tarsi susiliečia. Iš tų virsmų dar kartą sakau, pats pagrindinis ir svarbiausias tai yra senų metų pabaigos ir naujų metų pradžios virsmas, tai yra kalėdinis virsmas. Šitą dalyką aiškina ir šiuolaikinė psichologija, tačiau jie aiškina jie truputį kitaip. Stiprus emociniai pergyvenimai, kai aš kažką netinkamo, ar man kažko tai nepatinkamo, ar neprimtinu, pamatau ir pasmerkiu, supykstu savo viduje, nors galbūt aš ir žodžiais aš to ir neišreiškiu, bet susijaukia mano vidinis pasaulis, mano mintis, mano emocijos. Ir pamatau, kad sukyla manyje tam tikros emocijos. Kažko aš tai pasibjauriu, pasišlykščiu, kažką tai atstumiu, kažką tai prakeikiu netgi taip ir taipgi būna. Ir tie sukylę neigiami jausmai, kaip klausia psichologai, kienogi problema? Ar to žmogaus, ar to įvykio, kuriuo aš, kaip sakant, pasibjauriu ar atstumiu? Ne, tai mano. Tai visada būtent yra mano problema. Aišku, kad mano, o tas žmogus tai turi būtent savo problemų. Ir tas psichologas, kuris apie tai kalbėjus, taip pat pacitavo Gogolį. Gogolis vienai žymiai tuo metu aukštuomenės damai rašė, nebijokite, rusiškas žodis čia pavartotas, mierzas. Mierzas tai yra toks daugiaprasmis žodis, kuris reiškia šlykštumas, niekšiškumas. Ir pats Gogolis rašo, aš supratau būtent, kas yra meilė Dievui, ir supratau Rusijos rūpestį, kada aš ėmiau be jokios baimės žiūrėti į tai, kas šlykštu, į tai, kas nemalonu. Tai yra, manyje nesukelia vidinių jausmų. Tokių neigiamų atstumiančių jausmų. Tie neigiami atstumiantys jausmai formuoja mūsų ateitį. Ką atstumiai, tą pritrauki. Toks dėsnis yra. Ką atstumiai, tą pritrauki. Taigi, tai mano emocija, pyktis, atstumimas, neigimas, pasišlykštėjimas ar dar kas nors. Tai mano emocija. Ir tu tampi panašus į tą būseną, kurią pritrauki. Tampi panašus į tą būseną, tą neigiamą būseną, kurią tu pritrauki. Būtent tą pritrauki. Ir tai, kaip matote, yra labai svarbu virsminiais momentais ir ypatingai būtent Advento metu prieš kalėdinį
virsmą. Na va čia mes regime, kaip galima skirtingai kalbėti iš esmės apie tapačius dalykus. Mūsų protėviai, kaip matote, taipogi kalbėjo apie ateities kūrimą, tačiau skirtingai žodžiais. Va, tai buvo taisyklės nėščiosioms moterims, ir kurių buvo privalu jį laikyti. Va tai yra virsmas, kūdikis ateina. Ir va kaip moteris, nėščia moteris elgiasi, kaip ką jie jaučia, ką jie pergyvena, tai yra formuoja ateinančio būsimo žmogaus ateitį. Buvo ir kiti draudimai liečiantis kalbos įvartojimą ir daugybė kitų draudimų, ir jie būtent visi yra labai svarbus. Ir aš čia noriu dar pridėti savo paaiškinimą. Čia kalbama būtent apie ateitį, taigi apie laiką, nes ateičiai reikia laiko. Mes gyvename laike, tiksliau sakant, laiko iliuzijoje, kurią kūrė mūsų smegenys, surikiuodamos visus įvykius eilės tvarka. Įvykiai žemiškajame mūsų pasaulyje seka vienas po kito nuosekliai. Ir todėl mes kalbame apie praeitį ir apie ateitį, tačiau anapusinėme pasaulyje nebėra smegenų, nebėra ir laiko, ten būtent nebėra ir laiko. Ten visi įvykiai yra vienu metu, viskas yra vienu metu. Va tai mums yra sunkiai įsivaizduojama, bet kuo aš daugiau į tai gilinuosi, tuo daugiau atrandu tam patvirtinimu. Anapus viskas, visi įvykiai yra vienu metu. Ir jeigu anapus būtų laikas ir ten taipogi įvykiai tekėtų savo tvarka, tai va tas mano minėtas ateities kūrimo dėsningumas, jisai neveiktų. Mes negalėtume tų įvykių ištraukti iš numatytos jau tvarkos. O ten viskas yra vienu metu. Jeigu tu jau savyje sužadini tam tikrus jausmus, tai va tas panašus pritraukia panašus. Na va, ir minėtas ateities kūrimas virsmuose vyksta pagal žinomą dėsnį panašus, traukia panašų. Mūsų emocijos susijungia su panašių įvykių anapus emocijomis ir pritraukia tos emocijos šitos įvykius į mūsų gyvenimą, o smegenys jos įstato į tam tikrą nuoseklę eilę. O smegenys mūsų įstato į tam tikrą nuoseklę eilę. Ir aš taip sakau, yra daug žinių iš anapus, kad ten galima bet kada pamatyti kokius įvykius. Jeigu paskaitėte Maiklo Niutono knygas, pavyzdžiui, Sielos kelionės, tai ten Niutono klientai pasakoja apie tai, kad jie galėjo stebėti bet kokius istorinius įvykius kažkada buvusius Žemėje. Bet kokius istorinius įvykius kažkada buvusius Žemėje, arba rinkdamiesi sąlygas naujam įsikūnimui, jie jau galėjo stebėti savo būsimąjį gyvenimą tam tikro žmogaus pavidale. Įdomu, ar ne? Jie jau galėjo stebėti tam tikro žmogaus būsimo savo gyvenimą, būsimą gyvenimą tam tikro žmogaus pavidale. Va taip yra todėl, kad anapus nėra laiko ir ten yra amžina dabartis. O tai, kaip Jėzus sakė, tai yra dangaus arba Dievo karalystė, tai būtent yra amžina dabartis. Tai va tiek tokios įžangos, o dabar mes pereiname prie konkrečios temos. Laikas prieš mūsų ateinantį pasaulį. Ir iš tikrųjų gamta yra be galo gyvybinga ir išradinga, tačiau ji pasižymi santūrumu ir slėpiningumu. Iš tiesų gamtoje ir gyvybėje yra daug paslapties ir slėpinių. Matydami nėščią moterį žinome, kad netrukus į pasaulį ateis naujas žmogus. Visa kita kol kas lieka nežinoma. Nežinome, iš kur jis tas naujasis žmogus, kas tas būsimasis žmogus, koks bus ar jo arba jos gyvenimas, nežinome nei mes, nei motina, kuri nešioja slėpiningo kūrybingumo vaisių. Ir senovės lietuviams naujos gyvybės atėjimas, atsiradimas būdavo vyksmas su daugybė nežinomųjų. Ir senųjų papročių stengdavosi, kad kuo ilgiau niekas apie tai nežinotų.
kuo ilgiau, kad niekas apie tai nežinotų, kuo ilgiau slaptoje išlaikyti šitą slėpiningą vyksmą. Yra tokia Liudviko Rėzos užrašyta sena daina. Duktė mano Simonienė, kur gavai tu vaiką, dam, dalidam, kur gavai tu vaiką. Mamuž, garbužėlė per sapnus parėjo, dam, dalidam, per sapnus parėjo. Toliau dainoje klausime, kuo į tą vaiką vystys, kur guldys, kuo valdins, kur nuleis, kuo jis bus ir taip toliau. Zudermanas, tai vokietis, tai sako, čia dainuojama apie neištekėjusius vaiką. Nesąmonė. Simonienė, taigi ištekėjusi. Daina sako, aiškiai ištekėjusi. Simonienė. Ir va tas naujos gyvybės atėjimas visada yra slėpinys, visada yra paslaptis. Gėtė taip sakė, poetai kūrinius gimdo, kaip ir moteris savo vaikus, nežinodami kaip. Nežinodami, kaip tie vaikai ateina. Ir pribuvėjos atvykimas būdavo apgaubtas paslapties, vyras važiuodavo bobutės parsivežti su nieko apie tai, važiuodamas parsivežti su nieko apie tai nekalbėdavo, pati bobutė užsimaukšindavo vyrišką kepurę, kad niekas jos nepažintų, taip viskas turėjo būti slaptoje. Taip rašė Glemžaitė apie Kupiškio apylinkės papročius dar 20 amžiaus pradžioje. O Vaižgantas irgi apie tai rašo apysakoje Nebylys, apie pribuvėją Butkienę, gaubė šitas kare pribuvėją Butkienė eidama į bobutystės nereikalų, bet ritualiniu tikslu. Čia jį dalyvaudavo didžiausioje šeimyninėje šventėje ir giliausioje gamtos paslaptyje. Jautė, kad tai reikia pareikšti bent vieną išeiginę drapaną, būtent skarą, o visa savimi vaizduoti slėpė. Grįždama į namus jau po viskam, po gimimo, Butkienė dabar nebereikalingas karą neždausi gražiai sulankstyt ant rankos. O kitolė paslaptis, slėpinys. Mes dabar norime viską žinoti. Gamta yra slėpininga ir paslaptinga. Ir nereikia anksčiau pradengti tos uždangų, stengtis pradengti. Gamta pati atsiskleidžia, kai mes kantriai mokam laukti ir gyvenam pagal gamtos nurodytus dėsningumus. Ir viena iš didžiausių moters galimybių ir privilegijų yra galėjimas gimdyti. Kaip sakydavo Vydūnas, moteris tai yra gyvenimo vartai. Gyvenimo vartai. Nėra moters, nėra gyvybės. Viskas pasibaigia. Motina, galima sakyti, yra Eucharistijos žinė. Eucharistija. Tai reiškia savęs atidavimas. Kristus per Eucharistiją, per komuniją, lietuviškai sakant, atiduoda save, savo kūną, o motina nešiodama naują gyvybę taipogi atiduoda save, atiduoda savo kūną. Čia taip gražiai pasakyta Eucharistijos žinė. Ir per motiną, būtent per motiną ir joje tuščia erdvė, ten nieko nebuvo, ten buvo tuščia erdvė. Tuščia erdvė virsta žmogumi. Tuščia erdvė virsta žmogumi. Nepažįstama vandens stichija tampa veidu, kūnu, siela, gyvybė ir vidiniu pasauliu. Ir visa tai vyksta nepastebimai, mums nieko nematant. Visa tai vyksta nepastebimai, mums nieko nematant. Mes čia nieko negalime pridėti, nebent sutrukdyti. O šiais laikais tai sutrukdymų yra gana daug. Naujos gyvybės atėjimas gali būti didelis džiaugsmas, bet gali būti ir sunki našta, nes motinos kūnas, jos jausmai ir mintis įtraukiami į kūdikio likimą. Tarp vaiko ir mamos mezgasi ryšiai, kurių tų ryšių jau niekad neišvengs. Tam tikrą prasme motina niekad nebegalės atsiskirti nuo to, kurį nešiojo po širdimi. Atrodytų gana keista, tačiau tai patvirtina ir kvantinės fizikos dėsningumai. Būtent kvantinės fizikos dėsningumai. Yra vadinamieji kvantiniai arba nelokaliniai ryšiai. Nelokaliniai tai reiškia nepriklausomi nuo vietos ryšiai. Ir tie kvantiniai ryšiai apibrėžia nelokaliniai ryšiai be vietos, ryšiai be vietos, kuriems nereikia jokios konkrečios vietos. Lokus tai yra angliškas žodis, lotyniškas žodis, tai reiškia vieta.
Tai vat, kvantinė fizika sako, jeigu dvi dalelės tarpusavėje kažkada tai kažkokiu būdu tai sąveikavo, tai tarp jų visam laikui užsimezga ryšys. Tarp jų visam laikui užsimezga ryšys. Taip sako kvantinė fizika. Ir mūsų laikais, kai gyvenimas labai pasikeitė, o svarbiausia pasikeitė mūsų pažiūros. Manome, kad dalyvavimas didžiausioje gamtos paslaptyje jau taip manome, kad gali sugriauti mūsų gyvenimo ir karjeros planus. Na, tiksliau sakant, taip mums atrodo, bet tai taip niekada nebūna. Atrodo, kad gali sugriauti mūsų gyvenimo planus, karjerą ar dar kažką, bet paprastai būna priešinga. Kiek man teko šitos dalykus susidurti, stebėti, tyrinėti, tai visada būna priešingai. Ir aš apie šitos dalykus esu aprašęs ir šitoj knygoje, ir aš iki gimimo, ir kitoj knygoje gimimo slėpinys, praktiškai visada būna būtent priešingai. Nes kiekviena gyvybė atsineša savo gyvenimą, visą savo likimą atsineša. Ne mes jai suteikime, ji atsineša. Ir kai pažiūrėkite Meterlinko pjesę, ar skaitėte jo tą pjesę, ar matėte ją pjesę, tos sielos nori gimti. Ir veržiasi į pasaulį, kiekviena ta siela turi dovaną, kurią neša į pasaulį. Kiek atradimo lieka neatnešta į pasaulį, kai mes neleidžiame gyvybę ateiti. Kiekviena gyvybė atsineša savo ateitį. Taip nebūna. Sena patarlė sako, duos Dievas dantis, duos ir duonos. Davėtgi dantis, duos ir duonos. Tai šita patarlė taip ir sako. Apie tai sako. Senovės žmonės to būtent yra pasitikėjimas gyvenimu buvo žymiai didesnis. O šiandien tas pasitikėjimas gyvenimu sumažėjo ir mes manome, kad patys apsirūpiname. Kažkiek tai apsirūpiname. Bet pagrindinis mūsų, pagrindinis dovanos ateina būtent iš ten. Ką reiškia sapnuoti vaiką? Vaikas yra simbolis, o simboliai turi daug prasmių. O štai keletą prasmių aš išvardinsiu. Vaikas reiškia, vieniems reiškia džiaugsmą, kitiems reiškia vargą ir rūpesčius. Vaikas reiškia augimą, vystymasi. Vaikas yra ir savasties simbolis, kadangi jis auga, vystosi ir mūsų savastis taipogi vystosi. Kodėl nemažai šventų yra vaizduojami su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Tas pats šventasis Kristoforas, Vilniaus globėjas, taipogi nešant peties Jėzų kūdikėlį. Tai yra vaikas, tai yra savasties simbolis. Čia Jėzus yra savasties simbolis. Savasties būtent simbolis. Anksčiau vaikai visada reiškia džiaugsmą, o dabar jau nemažai kam jau pasikeitė požiūris, pasikeitė simbolių prasmė, jau reiškia vargą, rūpestį ir taip toliau. Vargą, rūpestį ir taip toliau. Tai sena patarlė sako, kas rūpinasi rytojumi, ateitimi metams į priekį, tai būtent sėja duoną, rugius sėja. Kas rūpinasi ateitimi 10 metų į priekį, tai sodina sodą. Kas rūpinasi ateitimi 100 metų į priekį, augina vaikus. Augina būtent vaikus. Tai sena būtent patarlė. Taigi keitėsi požiūris į vaikus, keitėsi ir simbolio vaikas prasmės. Tai ką reiškia mums simbolis, to gyvenime ir sulauksime. Simbolis yra energijų nukreipėjas. Jis nukreipia mūsų energijos viena arba kita linkme, priklausomai nuo to, ką mums tas simbolis reiškia. Ir tas pats simbolis įvairiams žmonėms ir to pačiu įvairiais laikmečiais, kai keičiasi pažiūros, gali reikšti ką kitą ir netgi visiškai priešingus dalykus. Tai stebėkite, būkite patys sąmoningi. Renesanso epochoje, tai 14-16 amžius, moters grožis buvo siejamas su jos paskirtimi – mylėti ir duoti naują gyvybę. Ir to grožio turi būti daug. Didelė krūtinė, platus liemuo, apvalūs sėdmenys ir panašiai.
O nuo 17 amžiaus pabaigos aukštuomenė jau pradėjo keistis nuomonė. Iš pradžių aukštuomenė, paskui visą tai pereina ir į kitus sluoksnius. Bet vat, šuvis genda nuo galvos yra tokia sena patarlė. Aukštuomenė įsivyroja nuomonė, kad nėštumas jau bjaurina moters kūną. Jau bjaurina moters kūną, o anksčiau ne. O šiais laikais gerovės šalyse gimti yra sunku ir labai pavojinga. Ir civilizacija sukūrusi baltoji rasė pamažu nyksta ir atrodo nesulaikomai. Jau atrodo nebesulaikomai. Oskaras Špenglis dar per Antrąjį pasaulinį karą parašė savo garsųjį veikalą Vakarų žlugimas. Untergang des Westens, vokietis jis buvo. Vakarų žlugimas. Dabar tas vakarų žlugimas atrodo įsibėgėja, dabar jis atrodo jau nesulaikomas baltojoje rasėje. Lietuva, aš vat keletą skaičių paminėsiu, 1990 metai, galima sakyti iki Sąjūdžio. Vienai moteriai tekdavo 2,1 vaikų. Atsinaujinimui, kad tai dar praktiškai užtikrina atsinaujinimą. Tai yra tauta prie tokių rodiklių, kai vienai moteriai tenka 2,1 vaiko, tai prie tokio rodiklio tauta nei didėja, nei mažėja. Atsikūrė. Galbūt truputį per mažai, 2,15 turi būti, o 2,3 tai truputį didėja. O 2005 metais, tai yra po 15 metų, jau vienai moteriai teko 1,25. Tai yra žlugimas jau neišvengiamas. Žlugimas, mūsų tautos žlugimas yra jau tai vadinamas kryžius, kada mirimų skaičius, vadinasi, eina, kaip sakyti, gimimų kreivė kyla aukštyn, ji greičiau kyla paprastai, o paskui eina mirimų kreivė truputį lėčiau kyla. O dabar ta mirimų kreivė pakyla aukštyn, o gimimo žemyn ir va jos persigrėžiavo ir tai vadinama tautos kryžiumi. Gimimai jau mažiau gimimų negu mirčių. Tai pas mus jau nuo pat Sąjūdžio jau taip yra, jau būtent tai, nuo pat Sąjūdžio pradžios būtent taip yra. Mes ėjome į gerovės valstybių tarpą, į civilizuotų tautų tarpą, vat kaip yra pastebėta, kad civilizuotose šalyse kenčia gi vaikai, o tose skurčiose kenčia suaugusi. Ir ten vaikams yra gerovė užtikrinta, o pas mus turtingose šalyse kenčia vaikai, išorinė gerovė užtikrinta, bet psichologinė, dvasinė gerovė yra labai būtent prasta. 2003 metais per 7 mėnesius gimė Lietuvoje 18 000, mirė 24 000. Va ta pati Airija, taipogi panaši į Lietuvą, katalikiška šalis, 1975 metais rodiklis buvo 3,5, o 2005 1,9. Sumažėjo per pusę. Ir va štai visa Europos Sąjunga, kaip yra, ji, kaip matote, išmiršta, kol kas gyventojų dar žymiai nemažėja, nes plūsta migrantai, o baltųjų rasė išnyksta. Išnyksta ir atrodo negrįžtamai. Ir dabar, kaip sakiau, civilizuotose šalyse kenčia vaikai. Jungtinėse valstijose psichologija buvo netgi tokia savoka, vaiko paniekinimas, angliškai child abuse. Ir apie šitą savoką aš skaičiau, Sąjūdžio pradžioje buvo rašyta naujai pradėjusime eiti 1901 metais psichologinėme žurnale Psichologija tau. Tai buvo didelis straipsnis apie child abuse, tai yra vaiko paniekinimą. Ir ten jame rašyta, kad būtent vakaruose, Jungtinėse valstijose apie šitą reiškinį vaiko paniekinimą, apleidimą prirašyta 1000 straipsnių ir 100 knygų. O paskui po kelių metų apie tai nustojo kalbėti, nustojo įrašyti ir atsirado savoka
šitie indigo vaikai. Aš ilgą laiką galvoju, kas čia per dalykas tie indigo vaikai. O pasirodo, kad yra apleisti vaikai, tai yra dėmesio nesikaupiantis, hiperaktyvus ir panašiai ir kiti vaikai. Ir dabar indigo vaikai išnyko ir dabar atsirado pavadinimas autistai, autizmo spektras. Autizmo spektras. Atsirado neurotipinis, neuroįvairus, neurodivergentinis šakojimas ir va štai vaikai tapo psichologiškai pažeisti. Ir iš tikrųjų visų šitų vaikų pavadinimas galėtų būti toksai, kokį aš radau vienos psichologės, neurologijos specialistės knygoje. Man neteko skaityti rusų kalbų, išversta iš anglų kalbos. Tai visi tie vaikai, tos apleistus vaikus, kurie yra vadinami ar tai hiperaktyvus, ar tai dėmesio nesikaupiantis, ar indigo vaikai, ar autizmo spektro, ar neuroįvairus, ar neurodivergentinis, tai yra streso išvargintas, orientuotas į išlikimą vaikas. Nuolatinio streso išvargintas, orientuotas į išlikimą vaikas. Ne į mokymąsi, o į išlikimą. Nes jis yra apleistas psichologiškai. Apleistas būtent psichologiškai. Ir dabar rašau knygas apie, neseniai perskaičiau knygą Unikalus žmogus. Apie autistinius vaikus. Ir dabar iš autistinių vaikų jos nori padaryti unikaliai žmonėmis. Bet tas autistinis vaikas, jis visą laiką gyvena nuolatinėme nerime ir baimės jausme. Ten rašoma apie vieną Anglę autistę Ros, su kuria įmanoma dar pakankamai pabendrauti, su kuria galima žmoniškai susikalbėti, ji taip apibūdina savo gyvenimą su beveik nuolatiniu nerimo ir baimės jausmu. Su beveik nuolatiniu nerimo ir baimės jausmu. Vaikas yra apleistas. Vaikas atkeliauja iš ten. Ten jo globojo ir rūpinosi, buvo kas rūpinosi. Mums sunku tai pasakyti, kas jų rūpinosi. Na, sakykime, taip rūpinosi pats viešpats. Bet dabar viešpats leido šitą sielą į šitą pasaulį, būtent Daukantas taip sako, Dievas leidžia sielą į pasaulį. Leidžia. Ir atidavė tėvų globai. Vaikas atitenka tėvų globai. Bet jis yra apleistas, mūsų laikais jis yra apleistas. Šeima suirusi. Vaikui reikia abiejų būtent tėvų. Dabar kalbama, kokia ta šeima turėtų būti. Kokia tik nori. Bet taigi niekas neklausia, kam šeima yra skirta. Jeigu mes atsakytume klausimą, kam šeima yra skirta, tai kokia turėtų būti savaime taptų aišku. Šeima skirta gyvybei pratęsti. Ir galbūt šeima tik tokia, kurių yra sąlygos ir galimybės pratęsti naują gyvybę. O apie kitokias tai neturėtų būti nei kalbos. Ir dabar apie tai mūsų įstatymų leidėjai net neužsimena. Tai reiškia, mūsų jau pasisuko mąstymas visiškai priešinga linkme. Mums mūsų išlikimas ateitis nerūpi. Rūpi dabartis. Rūpi tik tai, kas yra dabar. Po manęs nors ir tvaro. Mes jau savo ateitimi nesirūpiname, bet jeigu rūpinamės, tai tik tai pagal šitą patarlę tik tai sėjame duoną, sėjame grūdus. Tik metams būtent į priekį. Jis gyvena nuolatinėme baimės ir nerimo jausme. Ir vaikui viskas yra nežinoma, nepažįstama ir jis yra apleistas. Apleistas, paliktas vaikų lopšelis, vaikų darželis ir taip toliau. O tėvai abudu dirba. Teko skaityti, kad kažkur Jungtinėse valstijose leidžia atvirutes, kur parašyta, aš su tavim nespėjau susitikti, aš tau pasaką paseksiu kažkada kitą laiką. Tėvas išeina anksti, kai vaikas miega, grįžta, kai jis vėlgi miega. Tik atvirutė palieka. Ir mama, taipogi, ir vaikas lieka apleistas. O vaikui būtinai reikia
bet kokio vieno pastovaus nuolatinio žmogaus, kad jis priprastų prie šitų visiškai kitokių žemiškų sąlygų. Ir kai vaikas yra apleistas, jis yra visiškame nerime, visiškame būtent nerime, jis yra įtampoj. Ir va, sužinojau, kodėl tie autistai atlieka tokį mašinalų judesį. Kažką judina, ar tai spraksi, nuolatinį tą patį judesį. Taip jis bando sumažinti nerimą. Tai yra vienintelis dalykas, ką jis gali kontroliuoti, tą savo judesį. Visa kita jam yra nevaldoma, nekontroliuojama, jis neturi ko pasitikėti. Autistai vaikai išaugę tokiuose sąlygose, kad jiems nebuvo kuo pasitikėti. Tai viena būtent šito autizmo priežastis tokia psichologinė. Kita priežastis tai būtent yra mūsų mityba. Mūsų žarnynas. Žarnynas aprūpina visą kūną ir visus mūsų smegenis. Kiauras žarnynas su sužalotu mikrobiomu, tai taipogi ir pakenkti smegenis. Kai smegenys pakenkti, tai ten jose rūkas ir jis nesusigaudo, kas čia vyksta. Va. Tai yra dvi pagrindinės sąlygos. Vaikai būtent yra apleisti ir neturi kuo pasitikėti. Vaikui reikia atramos, kad jis galėtų kažko tai pasitikėti. Prisimenat, kai mes čia prieš porą mėnesių kalbėjome apie stresą ir mokymąsi. Kad mokymasis yra ėjimas į stresą. Ir kai streso atsiranda daug, vaikas turi sugebėti pailsėti. Kad jis galėtų pailsėti, jis turi pasitikėti. Turi pasitikėti to, kas vyksta, pasitikėti pačiu gyvenimu, jis turi turėti ramstį, turi turėti nuolatinį pastovų žmogų, į kurį jis galėtų atsiremti. Ir tik tada jisai nebus gyvenaip arba kitaip psichologiškai sužalotas. Ir primenu, kad pirmą kartą autizmas aprašytas buvo 1943 metais ir vėlgi tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose. 43 metai. Dabar autizmas vis didėja ir plinta ir didėja. Dabar apie rašoma kaip apie unikalų žmogų. Kiek jam reikia aptarnaujančių. Visa komanda dirba, kad tas autistas vaikas galėtų kažką tai išmokti arba bent normaliai jaustis. Jam reikia 2-3 specialistų. Visi užimti, visi būtent užimti. Tai čia aš truputį nukliudau į šulną, bet tai yra irgi iš tos pačios temos. Tačiau kur mes buvome prieš mes? Visi atėjome būtent per motinos įsčias. Kur mes buvome prieš patekdami į motinos įsčias, prieš prasidėjimą, tai paslaptingiausias ir įdomiausias tarpsnis mūsų gyvenime. Tai laikas, apie kurį mes mažiausiai žinome, tačiau kiekvienas atlikome kelionę iš anapus į šiapus. O vaikas, kurį motina dar nešioja, dar tebe nešioja įsčias, jis tebėra toje kelionėje. Įvairiuose religijose, ir rytų, ir vakarų yra daugybė įvairių teorijų apie gyvenimą po mirties. Žinome, skaitėm ir girdėjome, kad yra skaistykla, yra rojus, yra įvairūs pragarai, dangus, nirvana ir taip toliau. Tai mūsų likimas po mirties yra apmąstytas, aprašytas. Tačiau labai trūksta, o ypač mūsų vakarų kultūroje, žemėlapį to pasaulio, kuriame gyvenome iki gimimo, iki pradėjimo. Kai kas gali pasakyti, kad tai tyrinėti juokinga, nes prieš prasidėjimą mūsų tiesiog nebuvo. Tikriausiai dauguma taip pasakys. Taip moko ir krikščionių teologija kažkodėl. Bet gal taip sakyti yra tik paprasčiau ar patogiau. Ilgą laiką mus taip įtikinėjo ir mokslas taip įtikinėja, ir mes to tikime ir tikėjime, bet mes jau išsiaiškinome, kas yra mokslas. Ir nuo to mokslo nuėmėm neklystamumo aureolę. Mokslas tai tik tam tikromis dogmomis
pagrįsta tyrinėjimo metodika ir neigianti visą, ko negalima įrodyti moksliniais metodais. Jeigu mokslinė metodika nepajėgia to įrodyti, tai reiškia, to ir nėra. Tai viso labo mokslo neklystamumas, kuo jis yra pagrįstas. Tai jis paneigia to, ko jis nežino, ko jis negali įrodyti, jis paprasčiausiai paneigia. Trumpai sakant, mokslas nukreipia žmogaus žvilgsnį tik į tai, ką mes vadiname medžiaga. Tik tai, ką matome. Nukreipia mūsų žvilgsnį nuo paslapties, nuo slėpinio. Mes pradėjome nuo to, kad gyvybės atėjimas yra paslaptis, yra slėpinys. O visa kita, kas netelpa į mokslinės metodologijos rėmus, paprasčiausiai mokslas atmetė ir paneigė, kad to iš viso nėra. Iš tikrųjų yra per daug naivu ir paprasta įsivaizduoti, kad vieną akimirką tavęs nebuvo. Nei ženklo, visiška tuštuma, o kitą akimirką jau tu esi. Tai gana naivu ir tai labai paprasta. Jei iš kažkur atėjai, tai prieš ateidamas kažkur tai jau turėjai būti. Negali būti staigaus atsiradimo iš nieko. Jei kiekviename, jeigu kiekvienas turime po to, tai visi turime ir prieš tai. Jeigu yra po to, tai yra prieš tai. Na, aišku, tai sunku įsivaizduoti, nes kitas pasaulis, anapusinis pasaulis yra nematomas, o apie nematomą savo praeitį, mes žinome tik tai būtent iš užuominų. Yra taip, bet kai kurie žmonės šį bei tą prisimena iš savo žemiškojo gyvenimo pradžios, net apie pradėjimą arba netgi prieš pradėjimą. Ir primenu, kad gimti reiškia migti. Gimti, migti. Pagimdamas žmogaus siela įminga, užmiega. Ir kūdikį juokinti, kalbinti, su juo žaisti, tai senoviškai, tai ne visai, kokia čia senovė dar prieš karą, taip sakytų, taip vaiko žadinimas, sielos žadinimas. Juokinti, kalbinti, žadinti, kad jį prabustų šitam pasauliu ir kad galėtų jau reikštis šitomis fizinio pasaulio priemonėmis, tai yra per kūną ir per kalbą. Tai yra, jį reikia pažadinti, gimti, migti. Toks dėsningumas, tai ko gero, aš jau įsitikinau, kad tai yra reikalingas dėsningumas, kol mes tam nesame pribrendę iki tam tikro sąmoningumo lygio. Tačiau mūsų atmintis nėra patikimas dalykas, kuris mums padėtų nustatyti, nuo kada aš esu. Gal tikriau būtų sakyti, kad yra giluminė arba ilgalaikė atmintis ir paviršutinė arba trumpalaikė atmintis. Ir mes gyvename tik šitą paviršutinę trumpalaikę atmintimi. Kai kas prisimena iš tos ilgalaikės atminties, kažkokie trupinėliai ir atminties trupinėliai išnyra tam tikrais gyvenimo momentais, pavyzdžiui, sapne arba stipraus sukrėtimo metu, arba prie tam tikrų aplinkybių, kaip sukyla tam tikri panašumai arba vadinamosios asociacijos, kažką tai netikėtai iškelia iš mūsų atminties. Tai dažniau pasitaiko apie prisiminimus apie mūsų praeitį, vaikystę arba jaunystėje. Ir vienas jaunuolis man pasakojo, sako, aš prisiminiau, tai būdamas dar studentas. Sako, kartą grįžau iš miesto ir netikėtai pamačiau tėtį atsiklaupęs kūrė pečių, krosnį. Pečių ar krosnį. Ir staiga, sako, prisiminiau. Staiga mano blikstelėjo tas vaizdas tėvo klūpančio prie pečiaus ir kūrė krosnį. Vat, sako, aš prisiminiau, kad buvau prieš šviesą ir girdėjau balsą, kuris man kėlė baimę. Po to lėkiau kaip žaibas tamsių tunelių zigzagais žemyn. Lėkiau horizontalioje plokštumoje, atsiradau name, virtuvėje, kurioje stovėjo krosnis, mačiau ją nebaltintą, o studentas jau matė ją nubaltintą, mačiau nebaltintą. Vyras, būsimasis mano tėtis, ruošė pakuras ir kūrė krosnį. Pakūręs krosnį, jis nuėjo pas moterį, būsimą mamą,
Prietemoje įžiūrėjau lovos kampą ir mamos veidą ir staiga visa tapo tamsu. Visa tapo tamsu ir atmintis nutrūko. O tai toks, kaip sakyti, epizodas, atminties trupinėlis išnyro iš ilgalaikės atminties, kai sukilo, kaip pamatė tėtį tokioj pačioj padėty kūrenti krosnį. Tėtį pamačiau, kaip jis sako, tokioje pačioje padėtyje kūrenti krosnį, tik krosnis buvo baltinta ir tėtės drabužiai kiti. Radau ir tą pačią palaidinę, kurią jis vilkėjo tuo metu, kai nukritau kabutėse iš dangaus. Palaidinė jau buvo nunešiojama ir užmesta tarp senų atliekamų daiktų kažkur tai ant aukšto. Va štai toks prisiminimas ir tokių prisiminimų panašių ir tokių yra daug, bet apie juos paprastai žmonės nepasakoja, kiti net baiminasi, kad palaikys mane kažkokiu tai psichiškai nesveiku arba kažkaip tai kitaip pajuoks. Taip nebūna, taip nemoksliška, tai ir panašiai ir taip toliau. Iš tikrųjų mes visi esame kilę iš kažko tai senesnio negu šeima. Jeigu tavęs klausia, iš kur esu kilęs, gali nurodyti namą, gali nurodyti gatvę, miestą, kraštą, kuriame tu gyvėjai. Tu turi adresą, turi šeimą, turi tėvus. Dabar mes iš tikrųjų iš ten, iš to adreso, kiekvienas turi savo atskirą adresą iš tos šeimos. Tačiau ėmus gilintis į savo pradžią, toks atsakymas tik labai nedaug te pasako apie mūsų pradžią. Bet ar mes klausėme prie savo pradžią? Ar gilinamės į tą pačią pradžią? Kai mokiniai paklausė Jėzaus, pasakyk, kokia bus mūsų pabaiga, Jėzus atsakė, kodėl jūs klausėte apie pabaigą? Klauskite apie pradžią. Kas žinos pradžią, tas bus ir pabaigoje. Pirma reikia, kad būtų pabaiga, pirma turi būti pradžia. Bet mes klausime apie pabaigą, o apie pradžią neklausime ir nemąstome. Pirma, kad būtų pabaiga, pirma turi būti pradžia. Visiškai nelogiškai mes mąstome. Va čia aš noriu dabar pasinaudoti apie tą pradžią, pabaigą, pailiustruoti sena indų pasaka. Aš dalį tik tos pasakos paėmiau. Ten pasakoma apie jauną šeimą, vyras jaunuolis labai vienas kitą myli, vyras išeina į darbą, į mišką ir ta žmona, jauna moteris, mato, kad prie namų ateina kažkoks tai atsiskyrėlis, keistas pavidalas, atsisėdi ir pozo ir laukia meditacijų. Įsigąsta, blogam nuojautam. Išeina klausia, kas tu? Esu mirties dievas. Pamiršau vardai. Tiek to. Mirties dievas. Tai ko tu čia atėjai? Atėjau tavo vyru. Vakare, kai jis grįš, aš jį pasimsiu. Persigandu. Ką daryti? Ir bėga į kalnus, prisiminė, kad kalnuose gyvena atsiskyrėlis, ieško pagalbos, kaip įsigelbėti iš tos mirties. Tai va, jie ten surado šitą Ramaną. O ta moteris Savitrė. O tas Ramaną ją įsivedė iš namų, tas atsiskyrėlis užgrojo fleitą ir einam, sako. Ir neatsigręždamas nuėjo tolyn, sako, sek paskui mane, tai moteriai. Jaunai moteriai, kurios vyras turi mirti vakare. Savitrė, ta moteris sekė paskui, kelias buvo sunkus, bet Ramana į tai nekreipė dėmesio, ėjo, pagaliau sustojo prie upelio. Mano muzika tavęs nedžiugina? Paklausė Ramana, atsiskyrėlis pamatęs baimę moters akise. Mes taip mažai turime laiko, tik iki saulės laidos, išmokyt mane, kaip nugalėti mirtį. O jeigu aš pasakysiu, kad mirties nėra, bet juk niekas jos negali išvengti, nustebo Savitrė. Tai tik gandai, kuriais tu tikėjai. Bet aš noriu tavęs paklausti, ar tu atsimeni, klausė tos moters, ar tu atsimeni tą laiką, kai tavęs dar nebuvo šitame pasaulyje?
Ar tu atsimeni tą laiką, kai tavęs dar nebuvo šitame pasaulyje? Neryžtingai atsakė Savitrė. Pasistenk atsiminti, mintimis grįžk į tą laiką, kai tu buvai visai maža, labai maža, iš visų jėgų pasistenk prisiminti save, kai tavęs dar nebuvo. Tai labai svarbu. Gerai, ir Savitris stengiasi iš visų jėgų, bet negalėjo prisiminti to meto, kada jos nebuvo. Galbūt tu neatsimeni to laiko, kai tavęs nebuvo, būtent todėl, kad tu buvai visada. Ramana parodė ant žolės stiebo tupinti žiogą. Jeigu tu pamatytum, kaip žiogas po 7 metų miego prabunda iš miego, ar tai reikštų, kad jis iki to laiko jo nebuvo? Savitrė papurtė gal nebuvo. Tačiau tu tiki, kad gimei tik todėl, kad tavo tėvai matė, kaip tu išėjai iš įsčių. Jie galvojo, kad dalyvavo tavo pirmapradėje gyvenimo akimirkoje ir visiems pasakojo, kad tu gimėjai. Yra ir gimimo liudijimas su parašais ir su antspaudu. Visi mes turime. Va tokia minčių eiga nustebino Savitrę, o Ramana tęsė toliau. Pažiūrėk į upelį. Tu matai tik mažą to upelio dalį, atkarpėlę. Ar galėtum pasakyti, kuris prasideda ir kuris baigėsi? Klausyk manęs atidžiai. Tu priimi gimimą todėl, kad privalai priimti ir mirtį. Mirtis ir gimimas atskirai neegzistuoja. Užmiršk gandus, kad tu kažkada gimėjai. Tai vienintelė priemonė prieš mirtį. Ramana atsistojo, paėmė fleitą, pasiruošęs keliauti toliau. Tu tiki manimi? Paklausys. Noriu tikėti, bet bijau, prisipažino Savitrė. Tada eime. Ir Savitrė sekė jam iš paskos, galvodama apie tai, ką jis pasakė. Atsiskyrėlio logika buvo neįveikiama. Jeigu aš niekada negimiau, tai niekada ir nemirsiu. Ar iš tikrųjų taip? Sukosi mintis tos moters Savitrė galvoje. Taigi baigiu šitą ištrauką. Gimimas tai neatsiradimas, bet tik tai virsmas. Mirtis taipogi neišnykimas, bet tik tai virsmas. Ir kai mąstai apie savo tėvus, pagalvoji, kad prieš susipažindami dabartiniai tavo tėvai dalį savo gyvenimo nugyveno, būdami tarpusai visiškai svetimi, vienas kito net nepažinojo. Tada tas kūdikis būsimas, tada tu jiems visiškai tu nerūpėjai. Net kai jie susitiko, apie naują gyvybę dar nebuvo. Jokios kalbos, jokio ženklo, jokio supratimo. Ir mąstydami giliau suprasime, kad tikrasis mano adresas yra kitur. Tai ne mano tėvų namai, ne ta vieta, kur aš gimiau. Nors dabar mes esame iš čia, tačiau iš tikrųjų ne iš čia. Kažkur tai gimėme, turime adresą, turime gimimą liudimą, tačiau iš tikrųjų esame ne iš čia. Esame nematomojo pasaulio vaikai. Prieš pradėjimą mes neturėjome jokios fizinės formos. Na ir lietuviškai tai būtų galima pasakyti, buvome tik tai beformi esą. Netikėtai, o gal palaimingai išnyrome iš nematomojo pasaulio ir pradėjome augti, būtent įgydami, teisingiau sakant, įsivelgdami į formą, į fizinį mėsos kūną. Aš prisimenu šį sekmadienį, bažnyčioje vėlgi, kažkaip prabudau, matyt, įstrigau, kai kalba tikėjimo išpažinimą. Tikiu į Dievą, Tėvą visagalį. Kai mes kalbame sutrumpintą variantą, ten pasakyta gimė iš mergelės Marijos. O čia staiga girdžiu sako, priėmė kūną iš mergelės Marijos. Priėmė kūną, priėmė. Tai mes visi priėmėme kūną iš motinos. Gimti ir priimti kūną yra
esminis skirtumas, yra būtent esminis skirtumas. Va štai gimimas yra visada staigmena. Tai yra pirmas nematomojo pasirodymas ir jo pamatymas. Pirmas nematomo pasirodymas ir jo pamatymas. Ir visi nori pamatyti naujagimį. Staiga atsirado tas, kurio niekas anksčiau nebuvo matęs. Staiga atsirado tas, kurio niekas anksčiau nebuvo matęs. Susijaudinę džiaugdamiesi naujagimį, mes nepastebime tos slaptos kiaurymės ar angos, ar tų vartų, pro kurią naujagimis ir tegalėjo ateiti. Ir tegalėjo ateiti. Vat gimimo, gimdymo namai, gimimo ar gimdymo namai, kaip sako, gimdymo, turėtų būti gimimo namai. Ypatinga vieta. Ir tie, kurie turi ypatingesnius pojūčius, apie šitą vietą kalba ypatingai. Čia nuolat yra gyvybė, nauja gyvybė sukasi. Ypatinga ir ypatinga vieta. Va, tik mes dažnai, kaip taisyklė, to nejaučiame ir nematome. Ir mes taipogi pamirštame, kad nematomai pasaulyje naujagimis jau turėjo savo praeitį, turėjo svajones apie savo lemtį, svajonės apie fizinį kūną, veidą, gyvenimo vingius, charakterį. Ir jis visą tai atsineša. Ir kaip sakyti, tą savo gyvenimo atsineša likimą, planą, ar kaip tai pavadinti. Ne tik charakterį, ne tik kūną, bet atsineša ir tas sąlygas, kuriuose jis gyvens. Tas sąlygas, kurios jos ir gyvens pagal šitą mano minėtą patarlę, davė Dievas dantis, duos ir duonos. Ten mūsų kuriama ateitis, kuriama mūsų lemtis. Mes pasirenkame tą gimimą, pasirenkame vietą, laiką, sąlygas, tautą, šeimą, panašiai ir taip toliau. Apie tai yra gana vaizdžiai aprašyta Maiklo Niutono knygose, Sielos kelionė. Ir kita knyga tai yra Sielos paskirtis. Sielos paskirtis. Ir tas pasirinkimas to sąlygų ypatingas yra. Ir tai priklauso ne tik tai nuo pačios sielos. Jeigu siela dar nėra pakankamai, sakysim, susivokusi, pakankamai sąmoninga, tai padeda pasirinkti aukštesnio sąmoningumo būtybės. O jeigu iš viso dar žemas sąmoningumas, tai būna parenkama. Tačiau kai sąmoningumas paauga, tada siela aktyviau pati dalyvauja pasirinkdama savo ateitį, būsimai kūną, būsimai įsikūnymą ir tas sąlygas. Ir būna taip, kad ten, kai žmogus planuoja savo ateitį, tu nori kažko tai daugiau, nori išmokti ir būdamas sielos būvyje, tu supranti tos pačius dalykus vienaip, o kai tu patenki į žemiškojo būvio sąlygas ir tu dar pamiršti, kad tu taip pats esi pasirinkęs, o jeigu pasirinkai kažką tai tokio sunkaus, kad galėtum daugiau išmokti, tada tau nepatinka, gal jau nepatikti, taip labai dažnai ir būna, pats sako sunku, bet tai pasirinkau aš pats. Galite tai rasti įvairiuose knygose pavadinimus, pavardės aš jau primirštu, jau mano čia tokia savybė, to labiau į senatvę. Tai viena ekstrasensė rašo apie savo jaunystę, kai susirgo labai sunkia liga, tam liga beveik mirtina ir jį guli ligonės palatoje, čia visi labai ją rūpinasi. Apstojo ją visi žmonės ir kaip jie čia išgelbėti gyvybę, sako, aš matau, kad jie eina dar viena būtybė, asmuo, kaip pavadinti, irgi baltai apsirengus, prieina prie manęs ir sako, taigi tu pati to norėjai, tu pati šitos ligos norėjai. Tai buvo jos mokytoja.
kurį tą mokytojus mes to ne visi. Na, mes religinė prasme tai vadiname angelais, na, sargais. Anglų kalboje tai vadiname tais gydais ir panašiai, gyvadovais. Iš tikrųjų mes turime tai, kas mus lydi, mums padeda. Vat pastebėkite, kai kūdikis, gimęs kūdikis, dar jisai mažai ką čia šitam pasaulyje dar mažai su kuo susipažinęs, mažai ką suvokė. Tačiau žiūri kažkur į palubę ir šypsosi, tarsi matytų ten kažką. O ten jį palydintieji, palydi jį ir atsisveikina su juo, kurį laiką iš juos mato, kol nekalba, jis juos dar mato. Mato, va, ir jie jį globoja, būtent jį globoja. Ir apskritai, kol kūdikis nekalba, kaip sako senas padavimas, tai jis atsimena labai daug ką, viską, ir atsimena apie tai, iš kur jis atėjo. Tačiau prieš pradedant jam kalbėti, angelas sargas jam paspaudžia smakrą, smakre lieka duobutė ir jis pamiršta. Panašus pasakojimas, padavimas yra ir pas žydus, ten truputį kitaip. Tas angelas paspaudžia ne smakrą, kur lieka duobutė, tai ženklas, kad mes esame pamiršę gimti, mygti. Žydų padavimas pasako apie tai, kad angelas jam prideda pirštą prie lūpų. Pirštą prie lūpų. Ir pastebėkite, ir dar, kai jie pradeda kalbėti, jie buvo maži vaikai, dar vis tiek dar kai kurie atsimena ir gana daug atsimena. Sakau, tėvai, mano vaikas meluoja. 3-5 metų vaikas meluoja. Tokio amžiaus vaikai iš viso, iš principo negali pameluoti. Jisai pasako tai, ką mato, bet tai tėvai to nemato, tėvams to nėra. Reikėtų priimti labai rimtai. Vaiko pasakomus reikėtų priimti labai rimtai. Na, ateina laikas, kai jis pradeda meluoti, bet tai tam turi jau susiklostyti smegenys. Atsirasti galimybė smegenyse mąstyti abstrakčiai. O šiaip tai vaikas iš tikrųjų iš principo negali pameluoti, nes jis visas tebėra dabartyje. Tik tai, kai jau pradeda skirti ateitį, praeitį, kažką tai pamastyti anksčiau negu tai įvyko, tada jis jau gali pameluoti. O taip tai vaikui, ką jisai veiksmas yra ir mąstymas yra kartu ir veiksmas. Mąstymas yra kartu ir veiksmas. Vaikas yra visiškai kitoks negu būtent šitas suaugęs žmogus. Taigi kiekvieno kūdikio gimimą lydi ir mūsų taipogi lydėjo gimimą lydi ir lydėjo daugybė nebylių klausimų. Kodėl šitas kūdikis ateina būtent čia, būtent į šitą šeimą, į šitą tautą, kas tas naujas žmogus, kas dėl jo pasikeis, ką jis nuveiks, kokius sunkumus sutiks gyvenimo kelyje ir panašiai ir taip toliau. Va, iš tikrųjų mes ateiname šitą pasaulį su pašaukimu, su tam tikra užduotimi. Ir va tik mes tai esame dažniausiai pamiršę. Pamiršę ir apie tai galima prisiminti. Ir nemažai žmonių šiais laikais dėl to pamiršimo pasineša kažkur tai kitur. Va ten dideli pinigai. Ir jis eina ir dirba, aria, juodai aria, bet nelaimingas. O ten, kuris jo pašaukimas yra kitur, ten maži pinigai. Ir jis pats nedrįsta ir kitiems sako, ten taigi pinigų nėra. O jei jis eitų ten, tai būtų jo pašaukimas, jis būtų laimingas. Jeigu žmogus dirba, kaip sakyti, gyvena pagal pašaukimą, tai nesi pagal širdį, dėl ko jis yra atėjo šitą gyvenimą, dėl ko jis yra atėjo šitą gyvenimą, tai pinigai ateis patys. Mano bibliotekoje yra tokia psichologinė knyga Maršo Saimitės. Darykite tai, ką mėgstate, o pinigai ateis patys. Tai, ką mėgstate. Reikia pasirinkti tokį darbą, kad jį tiesiog
mokėtumėte pinigus, kad jums leistų dirbti. Jūs taip norite tai toj veikloj būti, kad net primokėtumėte, kad leistų ten jums šitą veiklą užsiimti. O užsiimti tą veiklą, kad ten madinga, kad ten dideli pinigai, ar dar ten karjerą ten nusimato. Tai čia ne tas kelias. Mes ateiname jau pasirinkti. Ir vat reikia klausyti savo širdies, savo būtent vidaus. Vidaus ir tik tada žmogus galėtų būti šitame gyvenime bent šiek tiek laimingas. O jeigu ne, tik tai dėl tam sakyti, dėl tokių išorinių priežasčių, dėl kitų mes tai darome ar gyvenime, tai gyvenimas bus nesmagus. Taip švelniai tariant, bus nesmagus. Na va ir va kūdikis ateina ir jis patenka į tam tikrą aplinką, į tam tikrą šeimą, į tam tikrą tautą, kultūrą ir panašiai. Ir visą tai, tas suvokimas, kurio gyvena šeima, tauta, kultūra, religija, kaip puodas yra užvožiamas jam ant galvų. Primetam. Va tai ta aplinka, o jis atsineša savo suvokimą. Ir vėl čia, kaip matote, prieštara, dilema. Prigimtis atsineša savo prigimtį. Prigimtis ar ugdymas? Tas nuolatinis klausimas. Prigimtis ar ugdymas? Va, ką atsineša pats kūdikis? Jau senai paneigta tas teiginys, manymas, kad gimstantis kūdikis yra tabula rasa. Tai yra tuščia lenta, lotiniškai sakant. Švari lenta, neprirašyta. Ne. Kiekvienas kūdikis ateina su savo prigimtimi. Vienokia arba kitokia. Ir kokie jie būna skirtingi, sakysim, kad ir toj pačioj šeimoje keletas vaikų, tačiau kokie jie yra skirtingi. Atrodo iš tų pačių tėvų, tos pačios ir sąlygos, galbūt šiek tiek skiriasi, bet patys vaikai, ką jie atsineša, jų palinkimai, jų gabumai, sugebėjimai, psichologiniai, dvasiniai ir fiziniai yra visiškai kitokie. Visiškai kitokie, nors auga, atrodo, tose pačiose sąlygose. Prigimtis. Kas svarbiau, būtent prigimtis ar ugdymas. Svarbu ir tas, ir tas. Va, ir iš tikrųjų ugdymas gali lemti daug. Tik svarbu, koks tas ugdymas, kokia aplinka. Ir dabar vat, mes, kaip matote, ta aplinka naujai gyvybė yra luošinama dirbtinai. Žalojama, luošinama dirbtinai. Į vaiko teisės apskritai neatsižvelgiama. Taigi vaiko pirmutinė teisė turi būti gimti normalioje šeimoje, kurią sudaro tėtis ir mama. O dabar visokiais būdais stumiami įstatymai disfunkcinių šeimų. Dabar šitą žodį išbraukti. O prieš 15 metų disfunkcinė šeima buvo normalus terminas. Buvo tokia knyga Moteris, kurios per daug myli. Tai ten rašo, jos tos visos augo disfunkcinėse šeimose. Blogai veikiančių šeimoje. Išsiskyrusiuose, ar ten, kaip sakyti, vieno gimdytojo šeima, ar ten dar kažką, ten nesutarimai, tai yra disfunkcinė šeima. O dabar šitokio žodžio nėra, tai bus įžeidimas ir taip toliau. Reikia daiktus vadinti savais vardais, o kai mes apsimetame, kad tai yra gerai, kad tai yra kažkokia tai teisė, bet tai yra teisė, yra savinaika. Ir mes priminime tokius įstatymus, tą socialinę lytį, tai yra savinaikos įstatymus. Socialinė lytis tai reiškia, mes panaikinam patį pagrindinį gyvybės požymį – vaisingumą. Vaisingumą. Tos priemonės nukreiptos prieš moterį, mizoginiją dabar. Kalbam apie mizoginiją, tai yra moters nekentimą. Visos tos priemonės, kurios dabar įstatys priminėjimas per tą Stambulo konvenciją, socialinė lytis, jos yra prieš moterį, prieš gimimą, apskritai prieš gyvybę, o moteris yra gyvenimo vartai. Ir štai mūsų civilizacija pažengė jau į priekį savinaiko tiek, kelio atgal nebėra. Tai nei gerai, nei blogai. Tai ne pirmą ir ne paskutinį kartą. Kiek buvo civilizacijų ir kiek jų žlugo, ten dabar vėjas pusto baltas mėlis. Vėjas pusto baltas mėlis. Šita žlugs bus kita. Šita žlugs būtent bus kita. Bet mes kažkodėl nemąstome. Ir išliks tie, kurie imam mąstyti, kas čia yra.
pasakė teisės jos. Bet tos teisės tai yra savinaika, teisės, kurios veda tave į savinaiką. Kodėl apie tai nekalba? Kad tokios teisės tai yra tiesus kelias į savinaiką. Man nežinau kodėl. Man tai keista, kodėl taip yra, nedrįsta kalbėti tiesos, nedrįsta būtent kalbėti tiesos. Man reikia apie tai išdrįsti kalbėti. Ir dabar matau demokratiją. Demokratijos cenzūra yra visiškai kitokia. Anksčiau cenzūra buvo prievartinė, mes žinome, kas negali. O dabar yra kažkokia linija, kurios nedrįstume, turime save cenzūruoti neapykantos kalbą. Baisus dalykas yra. Tai tokia kultūra mes, kaip sakyti, iškelsime į paviršių visas ydas. Iškelsime, leisime subujoti, suklestėti visam ydom. Nuo tų ydų mūsų kultūra tik tai žlugs. Tai užtikrina būtent tą įstatymą, įgina būtent visas žmogaus ydas. Visus, kaip sakant, pasileidimus įstatymais įtvirtinami yra. O tai mąstykite apie tai ir labai daug reikia apie tai mąstyti. Žmogus yra ne tik nuo gimimo iki mirties, čia yra labai siauras požiūris. Vat kur ta mūsų pradžia? Jeigu mes kalbame apie pabaigą, tai pirmiau reikia kalbėti apie pradžią. Va šita pradžia yra labai mums svarbi. Ir nuo to būtent viskas labai priklauso. Tai žmogus yra ta prasme, kad jisai čia gyvena tarsi iliuzijų, tarsi sapne. Ir mes taip neprabundame iš to miego, iš to sapno. Tam, kad prabustume iš to sapno ir pradėtume daiktus vadinti tikraisiais vardais, tai mums reikia ko gero labai daug. Kad išdrįstum pavadinti daiktus tikraisiais vardais. O dabar mes bet ką galime pavadinti bet kokiu vardu. Tokia yra ta kalba. Kalba tai yra pasaulio manipuliavimo pasaulio priemonė. Galima kurti pasaulį kalbą, įvardinant, pavadinant daiktus, reiškinius tam tikrais vardais. Arba jį naikinti taipogi, pavadinant tos pačius daiktus kitais vardais. Tai yra ir kūrimo, ir naikinimo priemonė. Ir kūrimo būtent ir naikinimo priemonė. Ir dabar visą tai mes ir matome, ir daroma, ką mes paprastai. Ir tai daroma, ką mes paprastai vadiname vienu žodžiu būtent propaganda. Sakė popiežius Jonas Paulius II. Europoje vystoma, stumiama mirties kultūra. Dabar vėlgi šitie žodžiai yra pamiršti kaip ir ta disfunkcinė šeima, o tie autistiniai vaikai iš jų bandoma sukurti, padaryti unikalų žmogus. Tarp jų yra turintis ypatingus sugebėjimus, tam tikrus sugebėjimus. Tie autistiniai vaikai, tai vadinami savantai. Bet tie jų sugebėjimai yra tik tai matematiniai. Jie gali kažką labai staigiai suskaičiuoti, bet jie neturi jausmų. Su jausmais pas juos yra blogai. Su jausmais jie širdies. Pas juos nėra, protas neturi ryšio su širdimi. Kai mes prarandam ryšį su širdimi, ir tas mūsų loginis protas gali mus visus supriešinti ir mes eisime, priimsime, kaip sakyti, mirtį siejančius įstatymus, bet mes sakysime, tai mūsų teisės. Tai yra protas šitai mąstys, sakys, tai teisės. Nors širdis sakys, tai mirtį siejantis įstatymas. Protas sakys, tai žmogaus teisės. Tai yra jo teisė. O tokia yra priešprieša tarp proto ir tarp širdies. Tas ryšys tarp proto ir širdies šiuolaikinio žmogaus yra pažeistas, labai pažeistas ar netgi visai sunykęs. Bet iš mūsų smegenų eina klajoklis nervas link širdies. Ir šitas ryšys mezgasi kūdikystėje iki 3-5 metų. Kada vaikui labiausiai reikia artumos, reikia žmogaus, kurio jis galėtų pasitikėti.
Ir tada mezgasi šitas ryšys, proto ir širdies ryšys. Ir šitas proto ir širdies ryšys užtikrina tris labai pagrindinius instinktus. Tai yra saugos jausmą. Jeigu nėra ryšio proto su širdimi, žmogus neturi saugos jausmo. Kaip sakiau, autistiniai vaikai, jie neturi saugos jausmo. Visiškai pažeistas arba net nutrūkęs, arba net neužsimezgęs dar širdies ir proto ryšys. Taipogi širdies ir proto ryšys užtikrina religinį jausmą. Ir trečias instinktas tai yra gyvybės pratęsimo instinktas. Nutrūko ryšys, gyvybės pratęsimas jiems nerūpi. Nerūpi. Tai yra ateitis, tikroji ateitis neberūpi. O žemėje gyvybė pratęsiama tik tai būtent šitokiu būdu, kaip mes su jumis kalbėjome. Jeigu šitokie įstatymai bus priimami ir įgyvendinami, ir vaikai bus šito mokomi nuo darželių ir vidurinės klasės ir vidurinėje mokykloje, tai išaugs būtent nevaisingi. Dauguma iš jų būtent bus nevaisingi. Tai čia apie tai būtent reikia atvirai kalbėti. Dabar Ostapenkienė, Robertina Ostapenkienė gydytoja išleido 3 knygą. Pirmoji jos knyga buvo Pavojingos gydytojų klaidos, antroji knyga buvo Lygos nuo vaistų ar vaistai nuo ligų, o trečioji knyga Sveikata nekainuoja. Tai šitoj knygoje pabaigoje yra įdėta vienos moters didelis straipsnis apie LGBT plus ir visą tą socialinės lyties politiką. Verta paskaityti, bet jis niekur kitur nebus spausdinamas. Jis niekur kitur nebus spausdinamas. Tokia yra politika. Mes jau, kaip sakant, pasirinkome šitokį kelią ir pasirinkome patys. O štai Gruzijoje jie susivokė dar, nors apie pusę, apie trečdalis, nežinau kiek tos Gruzijos dar nori į Europą. Nori numirti kartu su Europą. Tačiau tam tikra dalis Gruzijos, nežinau kokia, kurie valdo, kol kas nenori numirti kartu su Europą. Nenori numirti kartu su Europą. Jie pasirenka savitą kelią, senas gyvybės palaikymo tradicijas. Ir kaip Europa rūpinasi, kad ir Gruzija taipogi įsijungtų į tą patį mirties kelią. Kaip ir kaip meta ant 3 po, ten sakysime, po litą ar po eurą, tai ir kitą, ir nori, kad ir kitas eitų kartu su jais gerti. Taip ir čia kažkas tai tokia. Panašiais mes žlungame, tai žlunga ir visi kiti. Tai žlunga būtent ir visi kiti. Tai aš čia taip susakiau, gana taip, neįprastai, bet reikia apie tai kalbėti. Nors čia, kaip matote, auditorija nedidelė, bet pamastymai, tai būtent mąstykite apie tai. Ir tarpusavį apie tai reikėtų pasikalbėti. Bet mes negalvojame nei apie savo praeitį, iš kur mes atėjome, nei kas bus toliau. Mums prikiša į galvas, kad gimimas ir mirtis ir viskas. Šitas tarpsnis ir rūpinkis tik tai tuo. Čia rūpinkis to, ką tu turi, krauk savo turtus kitų sąskaitą. Kiti, kad tau visiškai nesvarbu. Tai yra toks siauras mąstymas. Tai yra vien proto mąstymas. Širdies nėra. Širdies būtent nėra tame mąstyme. Tai tiek. Ar norit kažką nors paklausti? Šviesos, kalėdų šviesa, mes apie tai kalbame. Tai yra, sakau, šviesos žaidžiančios gyvenimo šešėliais. Šviesa yra tie gyvenimo šešėliai. Ramybės pašventintos amžinų nerimų. Atvirumo tekančios tiesos begalybėje. Tiesiog buvimo džiaugsmo. Jo žmogus gali būti tik tada, kai turi bent kokį ryšį su širdimi. Šiaip tai jisai gyvena turėjęs.
nori turėti. Visi tik tai eina, perka, važiuoja, dovanos, užesys, šurmulys ir va, visiems tos dovanos, kurios mažai kam ir beįdomu. Mes jomis persusut. O buvimo mus ir labai trūksta. Pabūti kartu. Ir pasirodo, kad tas sugebėjimas būti labai priklauso nuo to, kaip žmogus gimė ir kaip jisai augo. Aš, kai kalbinu moteris, kurios vienus vaikus gimdė pagal mediciną, atskirtas vaikas tuo pat nuo mamos, ir kitus vaikus jau pagal savąjį supratimą, ne iškart prie savęs ir tik prie savęs. Ir man sako, tas trečias vaikas, kurį aš sako, auginau visai kitaip, sako, man to nereikia, man sako, reikia būti kartu, jis visai kitaip kalba. Ką tos dovanos? Jam reikia ryšių, jam reikia santykių, va jausmo to, o ne to. O kitiems reikia tik duok tą, pavartė, numetė tokiam kitą. Noriu, kad jis visą laiką būtų dirkinta. Pat kitaip augęs, va tas ryšys su širdimi yra ir jisai visai kitaip jaučiasi, jis apseina be visų šitų blizgučių, kurių šiais laikais yra iš tiesų daug ir per daug. Perėjau aš dabar eidamas čia pas jūs per šitą Akropolį, kiek ten daug blizgučių ir galvoju, tokios gražios visos dėžutės, tokios gražios pakuotės, o kas ten vidur? Tai ačiū už kantrybę ir va jums šviesių, ramių kalėdų ir ateinančių naujų metų. Mąstykite patys, nepasitikėkite dabar mūsų valdančiaisiais. Jie taipogi nuo kažko tai priklauso ir stumia mus kažkur tai kitur. Va, ir iš tiesų žmogus yra unikalus. Jis pats gali tvarkyti savo gyvenimą, pats gali tvarkyti savo gyvenimą. Ir tai yra labai svarbu, kad aš pats suvokčiau, pats mąstyčiau ir suvokčiau, kad aš esu tas pasaulio centras. O ne tai, kad priklausau vien tik tai. Ačiū. Apie tą pasitikėjimą ir nepasitikėjimą labai mažai literatūros ir išsiaiškinti. Tai va, mato, tas pasitikėjimas ar nepasitikėjimas viduriuoja. Pasitikėjimas ateina kartu su gimimu, jeigu jis ateina. O ne paskui įgyti, galima įgyti, bet jau labai sudėtinga. Reikia atstatyti ryšį su širdimi. Reikia jausmu pradėti gyventi, ne protu, bet jausmu. Ryšys su širdimi tai yra jausmas, tai yra siela. Siela tai yra širdis, tai yra jausmai. O dabar kalbame apie dirbtinį intelektą. Ten jokio jausmo kvapo nėra. Ten dirbtinis intelektas yra kelias į besėlį išmokų. Ir visada bus teisinga, reiškia, pagal širdį, reiškia, visą laiką bus jeigu protu ar širdimi, sakykime. Pradėti kitaip santykiauti, kitaip vertinti tuos pačius dalykus, kitaip juos pavadinti, kitaip juos pajausti, išjausti, išgyventi. Ir pamažu po truputį galima tą jausmą atgaivinti. Aišku, tai sunkus kelias, bet iš tikrųjų tai įmanomas kelias ir kito kelio tikriausiai nėra. Arba žmogus pradeda jausti, kai jisai prisišaukia ligą, taip psichologai ir kalba, kad jeigu žmogaus yra širdis užrakinta, uždaryta, tai jam pasąmonė suorganizuoja ligą, kad jis galėtų pradėti jausti, kiti užjaučia, atsipalaiduoti. Ir va tada prie ligonių kitaip prieina. Susiorganizuoja jisai lygą tam, kad pradėtų jausti, jausmai jame pradėtų atsirasti. Apie tai kalba būtent psichologai. Arba nelaimingą atvejį. Va tu patiri užuojautų iš kitų ir tavyje taipogi gimsta atsakantis jausmai. Bet tą ryšį, kaip jie, pavyzdžiui, tą ryšį, ar tiesiog siekti kaip vos ne kova, ar yra palaipsninis kažkoks tai reikėtų, pavyzdžiui, du žmonės jau kartais to ryšio neturi.
du atrodo panašus, ten visais tą atžvilgiais. ryšį neturi. Nu tai, matot, su to ryšiu yra sudėtinga. Kaip matot, reikia pirmiausia suvokti, kad aš pats esu pats savo svarbiausias. Jeigu man kitas žmogus yra tam, kad aš jo galėčiau manipuliuoti, tai geriau neiti į santykį su tokiu žmogu. Pirmiausia, reikia susitvarkyti su savimi pačiu, savo viduje, su savo norais, su savo lūkesčiais. Pirmiausia, aš turiu susitvarkyti su savimi pačiu, o paskui jau santykiai su kitais. Paskui tik tai santykiai su kitais. Jeigu mane, kaip sakyti, vidus nėra tvarkoj, mane norai, begaliniai, aistros kyla, kažkokios, tai santykiai su kitu nesiklostys, nes aš šį kitą naudosiu kaip įrankį patenkinti savo ydom, savo norom. Pirmiausia, reikia tvarkyti su savimi pačiu. Žiūrim, kaip, ar savas, ar svetimas tas ryšys. Vėl, du žmonės svetimi, vėl, reiškia, ir vėl skirtumai, ir vėl kaip geriau elgtis. Pradėti skaityti vidų. Kaip tik pagal save, ar pagal kitą, ar ten taip toliau. Santykis su kitu tai yra antras sekantis etapas. Pirmas ir svarbiausias etapas yra santykis su savimi pačiu, su savo vidumi, su savo norai, su savo ambicijom, su savo jausmais, su savo mintimis, tvarkytis būtent su savimi. Tik tada jau galima kalbėti apie santykį su kitu. Vat kai, sako, sustinka jaunuolis ir mergina, įsimyli, sako, aš be tavęs gyventi negaliu. Reikia bėgti nuo tokio žmogaus. Bėgti kuo toliau. Tai bus blogai. Šakės bus. O turėtų būti taip. Aš galiu gyventi vienas atskirai ir kita pusė sako, aš galiu gyventi vienas atskirai, bet mes nusprendėme gyventi kartu. Ir sąveikauti kartu. O jeigu aš be tavęs negaliu gyventi, tai kitas bus man tik priemonė. Tuo jis ir pasako, va šito sakiniu, ir pasako tuo savo noru, kad pas jį vidus yra visiška netvarka. Visiška ta netvarka ir ta netvarka įneš į bendrą santykių lauką. Sudėtingai tvarka įeiti. Vidinė tvarka yra pati svarbiausia. O tai sakau, reikia skaityti į vidūną, kitaip nebus. Arba žiūrėti į vaikus nuo pat į mažens. Kad svarbiau būtų santykiai, ne dovanos. O dabar mes norime nuo vaikų atsimušti, duodami dovanas, iPhone'us, telefonus ir tegu jie ten. Ten žmogus toks vaikas, jis niekada neišaugins savo darnaus vidaus. Jis gyvens tik turėjai. Ačiū labai už Prašau, garsiau susakykite, aš jau. Paklausim, kad diskutuojam tarpusavy. Mes kalbėjom sielų kelionės, knyga sielos pašaukimas, mano sakyta knyga. Taip yra tokia knyga. Ir mes kalbam dabar rytoj paskaita kunigo įrašas. Mes abi galvom, kaip tą santykį tarp katalikiško pasaulio matymo, kur ateis paskutinio teismo valanda ir tenais vienintelis tas gyvenimas ir čia tas sielų kelionių, tą visą. Kaip jie savo tą santykį randat, įdedat į kontekstą, nes tarsi kaip prieštarauja vienas kitam, kaip visi tą žiūrit, arba kažką gal skaitėt, kaip čia jūsų duomenė, kur va tokį ieškot? Kur ieškot? Suderinti čia vargu ar pavyks. Vargu tikriausiai nepavyks. Ir jeigu jūs papuolė tarp dogmatiškų katalikų, geriau apie tai patylėti. Savyje turėti savo mintį, savo požiūrį, o ten geriau jau patylėti. Galima apie tai kalbėti su atskiru žmogumi, kataliku. Jam tam tikrus klausimus užduoti. Pavyzdžiui, aš pradėjau nuo tokio klausimo, sakot, išganymas. Ką reiškia būti išganytu? Mes visi kalbut, reikia būti išganytu. O ką reiškia būti išganytu? O tai klausimas. Ir pabandykite paklausti savo teologų, savo profesorių, tų, kurie dėsto teologiją. Ką reiškia būti išganytu?
Ir va tada pradėsim mąstyti. O mums jau atrodo, tai čia, kad tai savaime suprantama, kad mes jau ir suprantame, ką reiškia būti išganytu. O pasirodo, kai užklausi, tai ne. Aš irgi ilgai ieškoju atsakymą, ką reiškia būti išganytu. Va. Ir kas tas Dievas yra. Ir va, ir apie juos su jais galime truputį padiskutuoti. Yra vadinasi, Tomo Akviniečio teologija, kuri yra oficiali ir pagal ją viskas eina. Yra Dunco Skoto teologija, kuri padėta lentynose ir dulka. Padėta lentynose ir dulka. Bet ji nėra atmesta, nėra paneigta, bet pagal ją gyventi yra žymiai sunkiau. Dunco Skoto teologija sutampa su tuo, ką aš sakau. Praktiškai sutampa. Gera yra tai, ką nori Dievas, taip sako Dunco Skoto teologija. O Tomo Akviniečio teologija sako, mes žinom, ko Dievas nori. Va, jūs turite daryti tą ir tą, nes to nori Dievas. Dunco Skotas sako, absurdas, gera yra tai, ko nori Dievas. Čia visiška priešingybė. Ir va tie, kurie skaito Dunco teologiją, va tas pats Nerijus, buvęs brolis Nerijus, jis rašė, būtent skaitė tą Dunco Skoto teologiją, jie nėra mėgiami. Tai yra gilesnis požiūris. Yra gilesnis požiūris. Sako, čia velnio būdinimai, kad žmogus pasisivaizduoja Dievą. Va, jau, taip sakyt, va, kas giliau mąsto, va, tą patį Antaną Maceiną išmetė iš seminarijos už minties puikybę. Jis mąstė gerokai giliau. Tai va, sako, Antanas Maceinas, sako, sakramentas reikia tik tada, kai yra tavo asmeninis santykis. O ne taip, kad va, tau atleido, o tu pats savie nieko. Suburbėjo tos poterius ir tau atleista. Ne, neveikia, sako Maceinas. Atleistas iš seminarijos už minties puikybę. Ar jums sunku sėdėti mišiose? Prašau? Ar jums sunku mišiose sėdėti? Neišgirdau. Ar mišiose sunku, pavyzdžiui, būna sėdėti, klausyti kokį pamokslą? Aš panyru savo mintise. Aš panyru savo mintise kartais atsibundu. Nu, va, kartais išgirsti tam tikrų sakinių. Na, tu tiesiog būni savyje, vat, kaip radau aprašytą Vidūnas, kaip pasielgė Ukmergėj. Ten jis buvo pakviestas pas ateitininkus, ar kur jis ten atbuvo tą, ką jis ten turėjo atlikti. Ir paskui buvo mišios. Ir sakė, tie, kurie jį kvietė, tai ten bažnyčios gale sustoja, stati ir per paklėjimą neklopė. O Vidūnas nuėjo į bažnyčios priekį, atsiklopė ir visas mišias labai gražiai klopė. Jo yra gyvoji tikyba. Čia gali veikti apeigos, gražu kažkas tai taip toliau, bet jis gyvena, jame tikėjimas yra gyvas. Gyvas ryšys yra. O ne tai, kas vyksta, atsakinėjimas ten į tam tikrus, kaip sakyti, teiginius, ar ten kartojimas tam tikrų žodžių. Tai yra gyvas ryšys. Gyvas ryšys, jis ir vadina gyvoji tikyba. Gyvoji tikyba. Jam nesvarbu, kaip kiti elgėsi ką. Jis panyra savyje. Nu, tai va. Tai čia taip reikia žiūrėti. O mes daugiausiai žiūrėjom į formą, apeigas, sakramentus ir taip toliau. Kiek ražančių nusukalbė, o aš daugiau negu tu ir taip toliau. Ir tai atrodo Dievas. Tai atrodo reikalinga Dievas. Aš senai supratau, kad Dievui malda nereikalinga. Man tai gal reikalinga. Dievui tai nereikalinga. Sako, įžeidė Dievą. Aš paskui pradėjau galvoti, menkas tai Dievas, jeigu aš jį galiu įžeisti. Vidūnas mažas sakė, aš sako mažas, kad ir pykstu, tai greit atleidžiu. O argi gali Dievas pykti, amžinai pykti ir sukurti amžiną pragarą? Aš sako mažas, supykstu ir tai atleidžiu. Argi gali Dievas pykti amžinai? Matai, Vidūnas nuo mažens mąstė ir užduodavo klausimus tiems teologams. Va, kai iš tikrųjų žmogaus Dievas yra toks, koks yra jis pats. Jeigu aš pats bausiu kitą žmogų, baisiai, tai mano Dievas baus tą žmogų. Čia taip nebūna.
Tai va čia tokie keisti dalykai. Reikia pradėti mąstyti. Yra ta religija, kuri visiems yra tinkama, privaloma, na dauguma nesugeba žiūrėti taip. Ir aš pats, kaip sakyti, buvau panyręs į tą apeiginę religiją. Bet paskui man netiko, išėjau ir paskui aš sugrįžau per mistiką. Per mistikus, per Teresę Avilietę, Kryžiaus Joną, Kotryną Sienietę. Ten visai kita gelmė, ten visai kas kita. Visiškai kas kita. Ir todėl puikiausiai galiu ir dabar būti ir tarp kitų žmonių, savo pažiūrų aš garsiai neskelbiu, tik tai ten tą atitinkamą vietą. O ir kitų taipogi, kitų pažiūrų nesmečiu, jokių būdų. Tai jeigu jam tai tinka, viskas yra puiku, viskas yra gerai. Žmogus turi pamažu augti. O garsiai visiems primesti savo pažiūras, tai netinka. Todėl Jėzus kalbėjo palyginimai. Sakė, dangaus karalystė yra jumise. Ir viskas. Kas suprato, tai suprato, o dauguma visiškai nesuprato ir dauguma visiškai šito jau posakio nesupranta. Aš kalbėjau apie tai, kad dangaus karalystė yra jumise, bet sakiau kitaip. Sakiau, tvarkykite su savo vidumi, tai yra jūsų dangaus karalystė. Jūsų dangaus karalystė. Tai va taip yra, čia kitaip nebūna. Dogmatika, matot, dogmos yra neįrodomi, tai yra pirminiai teiginiai, kurie yra neįrodomi. Dogmas reikia peržiūrėti laiks nuo laiko. Dogmas reikia peržiūrėti laiks nuo laiko. O mąstyti giliai. Tai dogma yra žinojimo pabaiga suformuluota ir naujo žinojimo pradžia. Taip sakė Šėbenas Perutis. Už tai jį popiežius uždavė jam kurį laiką šnekėti. Kai buvo švenčiama kristologijos dogmos 1500 metų jubiliejus, kad Kristus yra ir Dievas, ir žmogus, tai jis pasakė, dogma tai yra tam tikro žinojimo pabaiga ir naujo žinojimo pradžia. Tai reiškia, dogma yra besivystanti. Žinojimas kaupės ir tada mes tą žinojimą vėl suformuluojam jau kitų teiginių. O mes tą dogmą manom, kad yra nepajudinti. Tai yra žmogaus sugalvoti dalykai. Visos dogmos yra žmogaus sugalvoti dalykai. Ir paskelbti, kad yra Dievo. Na, čia žmogus tampa Dievu. Tai va taip yra. Tai yra mąstyti reikia pačiam. Ir vat kai skaitai Evangelijas, yra Evangelijų dvasia. Ir va, ta Evangelijų dvasia jaučiasi per visus, bet yra tam tikri teiginiai, kurie visiškai nesiderina prie tos Evangelijos dvasios. Aš tai vadinu intarpai. Imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmės, tam bus atleistus, ką sulaikysite, tam bus sulaikytus. Tai yra intarpas. Jėzus taip nesakė. Tai yra intarpas, yra visiškai iškrenta iš Evangelijos visų tekstų, iš Evangelijos dvasios iškrenta. O tą reikia pajausti, kokia yra Evangelijos dvasia, tai yra esmė. O mes gyvenam dogmomis, Evangelijos dvasios mumise nėra. O taip ir yra, tai gerai. Ačiū. Jau O kaip dėl kitų metų? Prašau. Tai va, kiti metai, dabar man temas reikia pačiam parinkti, jeigu jūs man padėtumėte, būtų kokį pageidavimą, tai galbūt aš ir, jeigu sugebėsiu, tai jūsų pageidavimus atsižvelgsiu ir vieną ar kitą temą parinksiu. Tai yra paskaitysiu tą temą, kurią, sakysime, pageidaujate. O man